Su kamuoliu Vilnietis ir Darbekovas smūgis. O dabar gali pasitikėti. Ivanauskas ir kamuolio įvartis. Darbekovas. Antrą kartą per šios dienos rungtynes Darbekovas gelbsti savo komandą. Tai yra žaidėjas, kuris galėjo iš nieko padaryti įvartį. Darbekovas yra. Jis, jeigu kažką darydavo, tai su mintim, varydavo priešininką, vėl tai su mintim, tai nebuvo standartinis žaidėjas. Taip. Manęs nuojauta neapgavo. Sakiau, kad smūgės Arminas Darbekovas. Jo meilė futbolui, noras žaisti, tiesiog buvo išskirtinės tokios savybės, aišku, be kurių neįmanoma pasiekti tokio lygio. Sukristovas, Darbekovas ir... Vis dėlto žalgiriečiams pasišypso laimė. Sakoma, geras smūgis neprapuola, džiaugiasi žiūrovai. Fenomenas, Arminas aplamai yra fenomenas. Darbekovas yra. Iš stadionų gaudesio Arminas Narbekovas skuba į tylą. Geriausias olimpinis čempionas pailsi gamtoje. Tai aš čia kaip su geru draugu, iš tikrųjų mes einam žvejoti, nes aš čia Austrijoje neturiu su kuo, mano draugai nelabai žvejoja. Tai grybauti, medžioklė, ten aš pas babą būnu, ten kaime, tai ten labai gerai. Mes maudytis einam iš karto, ten yra ežeras. Medžioti, žvejoti, grybauti. Kur gamta ten ir jis, miško vaikas. Jeigu reikės ką nors ten dirbti, jis gali sakyti, kad aš čia paskui, arba taip anksti nesikeliam, bet, pavyzdžiui, grybauti mes išvažiuojam labai naktį dar tamsu, kad jau šviesėjant jau įeitumėm į mišką. Čia jokios problemos jam nėra. Dabar Arminas Narbekovas gyvena Joniškyje, nedidelėme miestelyje Molėtų rajone. Žmona Rita ir sūnus, taip pat Arminas, liko Vienoje. Duktė Klaudija šiemet pradėjo studijuoti mediciną Miunchene. Man labai jų trūksta. Bet taip susiklostė gyvenimas, karčiai šypteli futbolo žvaigždė. Gerai, kad kasdien greta brolis, kunigas Andrius ir mama. Senolė jau 90, bet ji tebėra tikroji namų šeimininkė. Tuoj pat kviečia visus prie stalo, vieną paskui kitą dalyje nurodymų sūnui ir be perstojo juokauja. Arminas prasitarė, kad draugė mama dar ir Čempionų lygą pažiūri ir visada ji turi savo nuomonę, kaip geriau įvarčius mušti. Čia jau gali pridūrė. Aš sakau, visą laiką, Jėzau, paskutinį minutį muš. Sakau, jau reik žiūrėti, kad jau paskutinį laikį uždengęs. Jinai gali tiek su mažu, tiek su senu, tiek su tom, tiek su... Jinai daug dievė, kad jinai kuo ilgiau būtų, nes kur mama ten gimtinė. Aš tiesiog irgi stebiuosi, kad šitaip vyrasgi, mama taip jau savo mylėtų, tai geriausias reiškinys, man atrodo. Šitaip jis jam moka užimti ir jis ir jinai su juom randa tokį santykį gerą. Štai labai džiaugiuosi, kad jie taip susiderinė. Pasak brolio Andriaus, tėvų namus dėl futbolo palikęs dar visai nedidelis, Arminas dabar mėgaujasi kiekvieną su mama praleistą akimirką. Tuoj pat pildo visus jos norus. Jam to trūko ir jis dabar sėkmingai turi galimybę. Dievas jau taip surėdė, kad jis turi mamą, kur daugelis žmonių tokiam amžiui galbūt ir neturi tokios malonės, kad gali su tėvais gyventi. Tai jisai tą dabar išnaudoja irgi pilnu tempu ir jisai kompensuoja to nebuvimą visais įmanomais būdais. Arminas jauniausias, 8 tikros žemaitės, nuo Plungės kilusios mamos ir po Antrojo pasaulinio karo iš Saransko į Lietuvą atklydusio totoriaus sūnus. Kai pagrandukas gimė, vyriausiosios sesės dvynės jau buvo 19. Taip kaip ir būdavo juokaujama, kaip tuomet gyvenom sovietmečiai, būdavo 5-mečiai, tai per 5-metį vienas vaikas. Tai mes taip maždaug 4-5 metų laikotarpiu vienas nuo kitos skyrėmės. Aišku, sesės buvo dvynukės, tai jau jos buvo kartu atsiradusios, o mes kas 5-4 metai. Tai mūsų su Arminu skiria 5 metai.
Pasak brolio, Arminas kaip pats mažiausias buvo labai mylimas ir turėjo daugybę privilegijų. Nepaslaptis, kad jomis puikiai naudojosi. Jie su Andrium susimušė, tai pataikė į tokią čekišką liustrą, pas mamą buvo, tai supylė tą liustrą. Tai tėvelis amžinatelis sakė, Arminėlį, nu ką tu, ko tai dar ne viskas, į savo laikrodį dar sulaužė. Įėjęs į kitą kambarį susinervinis. Tėvelis sakė, nu Arminėlį, nu jau visai. Ir buvo visas jo barimas. Šitokia buvo meilė tėveliui jam. Aš turėjau tokių užsiėmimų, kurie, kaip yra, dideliai šeimoje, tai visada yra, tu turi prisidėti prie to šeimos gerovės. Tai aš ten toks truputį ūkininkas buvau, aš ten prisidėjau prie šeimos gerovės, ten augindamas triušius, tarkim, dar kažką, ir su Arminu būdavo neretai konfliktų, nes jis turėdavo man padėti kažką daryti, o jis tuo tarpu norėdavo užsiimti kokiais nors žaidimais, sportu ir panašiai. Tai va šitą prasme mes dažnai pakonfliktuodavom, bet taip jau susiklosti, kad mūsų vyresniai broliai seserys, o mes jau su Arminu buvom mažiausiai, tai mūsų ryšys vis tik tai buvo toks didesnis ir neretai Arminas ir vėliau sakydavo, kad kam jums reikėjo tų vyresnių, būtų užtekę mūsų su Andrium ir čia mums būtų gerai buvę, bet aišku, buvo labai gerai, kai mes visi kartu buvom. Nors vyresnieji broliai mažai sportavo, dirbti jau nuo 15 reikėjo, bet to ir noro matyti pernelyg daug nebuvo, Arminas veržte veržėsi. Vis spardydavo kamuolį į kaimynų sieną. Futbol, kakėjai, kalėds būdavo. Oi, viskas kas toks. Miega viską. Vienas iki dar parėjo ant sesį į krepšinį. Kur tu sakau, sunėlėsi į krepšinį, juk tu mažus eisi toks. Ką tu dirbsi krepšinį? Jau nusiramena. Į krepšinį netinkia, nei futbolą, tai būdavo, nes teko viską lankyti tose Gargžduose, mažas miestelis, užsiėmimų daug ir stalo tenisas, ir futbolas, ir į krepšį jau, ten aišku, ir į chorą jau, visur bandžiau save, tai bet baigėsi tom, kad tikau tik futbolai. Kieme stovėdavo vartuose. Mamos pirštinis odinis pasiėmęs. Stovėdavau. Mamai būdavo stresas. Pasak Armino, visi 6 Narbekovų vaikai, kuriems iš 8 lemta buvo užaugti, pasirinko labai skirtingas profesijas. Nuo mediko ir kunigo iki policininko ar futbolininko. Bet visus juos vienijo vienas bruožas – užsispyrimas. Tai matyt su genais iš mamos gavom, šypteli 2004-aisiais geriausių Lietuvos futbolininkų per 50 metų tituluotas Arminas Narbekovas. Mama visuomet sakydavo, kad tu, Andriau, turi mokintis, nes iš to, kalbu dabar apie Arminą, nieko nebus, nes jisai su kamuoliu, su lazda ledo rituliui, su krepšinio kamuoliu dar viskas nuo pat pradžių buvo, tai iš jo nieko nebus, jam reikės padėti išgyventi. Nors broliai turėjo skirtingus pomėgius, buvo vieningi it kumštis. Į Gargždų stadioną, kuriame Arminas žaisdavo su 3 metais vyresniais berniukais, jie eidavo visi drauge. Nebuvo komandos, sakykime, mano metų. Tai žaisdavau visą laiką 3 metais vyresniais. Tai visą laiką broliai eidavo ir sakydavo, kad nebijočiau. Nes, ką noris irgi, tai tada jau ar per kojas gauni, ar ką nors, ar pats padarai, jau ten tie didesni puola, tai jau kaip jau buvo drąsu ir atsikalbinėti, žinau, kad broliai sėdi tribūnose. Iš tikrųjų, o išvyko jau reikėdavo gražiai elgtis, nes brolių nebūdavo. Amas, jis jau, Arminas, jisai jau, tas ir buvo, kai jis buvo pats mažiausias. Aš gal už jį buvau keliais centimetrais didesnis, bet jis buvo mažiukas ir jis jau visą galvą tiesiog buvo už mus techniškesnis, talentingesnis, greitesnis. Tikrai jisai sugebėdavo tarp tų didžiųjų pranerti. Aišku, jį ir apdaužydavo, bet jisai jau atstovavo tiesiog už +3-4 metai.
Po keliarių metų tame pačiame name kaip Narbekovų šeima, tik keliais aukštais aukščiau gyvenęs treneris Michailas Terentjevas surinko Armino bendramžių grupę. Į treniruotę atėjo visi jo klasės draugai. Jeigu gerus vaikus turi, sako, nereikia daug, sako, aš švilpiu 2 kartus per treniruotę. Pradžią ir pabaigą. O taip, sako, pas mane vaikai viską supranta, ką reikia daryti. Toks pasakymas yra iš tikrųjų, tai reiškia, kad turėjo žmogus kažkokią tai gerą pusę, kur vaikai klausydavo. Pačios pirmosios tos varžybos Lietuvos laimėtos, tai aš atsimenu tik tai, kad mes atvažiavom į Kėdainius ir ten susirinko irgi ir iš Kauno, iš Alytaus, visi tokie, visi ten Pelė vadindavosi, žinot, kaip vaikai mėgdavo ten tas Pelė, Gorinčia, ten žymiųjų futbolistų vardais. O mes iš Gargždų tai atvažiavę, tai tik šaukdavom amai, 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 amai. Ir ten pakrovėmės, ten, nežinau, ten Kaunai gal 5-0, Alytui 5-0 ir tada laimėjom audinį kamuolį. Po 5 klasių abu draugai, Arminas ir Vidmantas, nusprendė važiuoti mokytis į Panevėžio sporto mokyklą internatą, kuriame buvo surinkti perspektyviausi jaunuoliai iš visos Lietuvos. Tarp jų ir į pirmąją treniruotę Arminą atvedęs Edmundas Kasputis. Su jais dirbo treneris Vytautas Blinstrubas. Mano tėvai gyveno Gargždų rajone, mama mokytojavo Rudaičiuose, 6 kilometrai nuo Gargždų. Tai Arminas su savo geriausiu draugu Globiu Vidmantu atėjo to 6 kilometrus, perplaukė upę ir pasiklausęs ir žinojo, kur tas treneris gyvena, Panevėžy randasi. Treneris pastatė irgi ten 4 plytas, kiemo gale vienas, daržo gale kitas, nu ir žaiskit. Tai Arminas toks kaip puolėjas, aš kaip gynėjas, tai mes, aišku, jis mane ten sutriuškino, bet ir nuo tada jau buvo pasakyta, kad važiuokit vyrai ir kuo greičiau. Mūdu kažkaip tai nedvėjodami išvažiavom. Tik tai tiek buvo išvažiavimas, kad tėvukas toks kaip jisai buvo geras, bet jis toks griežtas buvo. Tai sakė, jeigu sūnau išvažiuoji, be jokio grįžimo. Tai taip aš kaip ir sutikau su juom. Ir paskui po metų iš tikrųjų sėdėjau, verkiau, norėjau namo labai. Tai jisai sako, taigi mes vyriškai sutarėm, sakė. Tu prižadėjai, tai sakau, ištraukiam tą laiką visą tą. Dar, sakau, 12 metų vaikas, tai aš neįsivaizduoju dabar, iš tikrųjų, dar vaikai 12 metų, tai buvo sunku. Važinėdavom į turnyrus, į Simferopolį, į Maskvą. Maskvoje laimėjom 1 vietą. Tokios buvo prestižinės komandos kaip Spartako, CSKA, Dinamo klubai. Pasisekė nugalėti ir labai patenkinti grįžom iš Maskvos. Su gražuolė taurė Arminas gaudavo paprastai geriausią žaidėjo prizą. O pas Blinstrubą buvo iš tikrųjų technika. Šitas žmogus davė tą, kad galėtum su kamuoliu per tu kalbėti. Ir aš manau, čia buvo labai didelis jo indėlis į mano tolimesnę karjerą. Jisai buvo labai vikrus, labai greitas, imlus, tokia kaip Dievo dovana turėjo. Davus jam techniką, taktiką, gavosi labai geras žaidėjas. Talentingą 15-metį Arminą pastebėjo Sovietų Sąjungos rinktinės treneriai. Gargždiški žaidė Europos jaunių čempionate Anglijoje. Komandai nepasisekė išeiti iš grupės. Tačiau tuometinis komandos vadovas garsusis Levas Jašinas išreikalavo, kad žaidėjams būtų atiduoti dienpinigiai – 21 svarą sterlingų. Visko prisipirkau, šypsosi Arminas. Nupirkau broliui maikę, savo nusipirkau. Tos buvo, aš nežinau, kaip tos triukės dabar vadinasi, Aliaska juos vadina. Tokias atsimenu su kapišonu, tokiu su kailiu. Tai va, tai ką daugiau. Dar kažką, atsimenu kažką. Tai tokie buvo, tokie pirkiniai.
Panevėžyje baigusi vidurinę mokyklą perspektyvų futbolininką Benjaminas Zelkevičius pasikvietė į svajonių komandą Vilniaus Žalgirį. Vaikinukas iš Gargždų pateko į žvaigždžių ekipą, kuri tais pačiais 1983-aisiais iškopė į Sovietų Sąjungos čempionato aukščiausiąją lygą. Tačiau atvykus į Vilnių teko vykdyti ne Benjamino Zelkevičiaus, o kito trenerio Algimanto Liubinsko nurodymus. Mes išėjome į aukščiausią lygą. Aukščiausią lygą išėjome, aišku, čia didelis furoras buvo. Anksčiau būdavo tokie reikalai, kad, skirdavo butus, skirdavo mašinas, paskyrė ten vienam, Narbekovui paskyrė, Zelkevičiui paskyrė, dar kažką. Ir aš padariau klaidą. Padariau klaidą tą, kad aš pasiėmiau anksčiau mašiną. Tada Volga buvo labai didelė mašina ir labai tokia, neįtikėtinai sunku ją gauti būdavo. Būtas, mašina, truputį anksčiau negu kiti. Visi jie viską gavo, bet jie vėliau. Na ir jie pagalvojo, kad jie labai dideli futbolistai, jie viską gali ir jie pakėlė maištą. Tai aš sakiau, ir gal ir kitkas, gal ir drausmė tokia, aš priverčiau juos, kad jie turėtų drausmingai elgtis. Visai kita disciplina turėtų būti, kadangi mes išėjome į aukščiausią lygį. Bet ne visi tą norėjo suprasti ir tokia agitacija prie komandoje ir privertė mane išeiti. Aš jaučiau, kad man ten nėra ką veikti. Galėjau užsispirti ir neišeiti, tvirtina Benjaminas Zelkevičius. Aukščiausia valdžia mane palaikė, bet nusprendžiau, kad taip komandai bus geriau. Ir neapsirikau. Po kelerių metų žaidėjai pakvietė grįžti. Bet tai buvo vėliau, o tais 83-aisiais Žalgiriui puikiai sekėsi. Po pirmojo rato turnyro lentelėje jis užėmė pirmąją vietą. Neregėtas įžulumas. Į komandą ryžtingai įsiveržė ir 18-metis Narbekovas. Iš karto buvo akivaizdu, kad sėdėti ant atsarginių žaidėjų suolelio jis nėra nusiteikęs. Tai buvo debiutinės rungtynės Kutaisėje. Su Kutaisio Torpeda. Jeigu gerai dabar pamenu, berods mes 1-0 pralošinėjom, aš jį leidau ir po jo perdavimo, o dabar tik nepamenu, ar mes išlyginom, ar per galingą įvartį įmušėm, bet 2-1 laimėjom. Tai jo, sakykime, toks sėkmingas debiutas buvo. 18 metų dabar nelabai kas treneriai ryžtasi, kad žaidėjai debiutuotų, tuo labiau tada aukščiausioje lygoje. Bet jį labai gerai priėmė komandą, toks, sakykime, labiau toks patronas jam buvo Stasys Danisevičius, kuris gana ir paglobodavo, Stasys tuo metu buvo kaip ryškų žaidėjas komandoje, sakykime, lyderis saugas ir taip, komanda jį gana priėmė labai neblogai. Ir prasidėjo tas visas kelias jo į didįjį futbolą, sakykime, galbūt tos varžybos sėkmingas ir toliau paėjau sėkmingai. Jo atėjimas tai nebuvo kažkokia jam matyti staigmena į meistrų komandą, nes jis įsijungė, atrodo, kad būtų žaidęs 10 metų. Jis turėjo viską, ir techniką, ir greitį, ir mąstymą, ir perdavimą. Viską to, ko reikia geros klasės žaidėjai. Labai gerai jautė erdvę, labai buvo koordinuotas, aš turiu ne tik tai koordinacinę erdvę, bet ir futbolo aikštės erdvę, jisai orientavosi gerai erdvėje, turėjo apgalingų judesių, gal pasiėmęs kiek iš kiemo tokių nestandartinių, nebuvo standartinis, bet prieš vieną buvo stiprus, labai perdavimas abiem kojomis, galėjo atlikti. Iškart jautėsi, kad su kamuoliu draugavęs yra. Jisai originalus žaidėjas, tokių neeilinių judesių. Labai dažnai visi žinoja, kaip jis moka uždirbti 11 metrų baudinę, bet visą laiką padarydavo tai ir visą laiką sugebėdavo apgauti varžovą ir varžovas klydo. Nors tikrai žinojo, aš garantuotas, kad ir treneriai žiūrėjo video įrašus ir matė, kaip jis tai daro. Bet ant tiek jisai subtiliai ir gerai darydavo įtikinamai, kad neįmanoma buvo nesureaguoti jo judesius. Ir jis uždirbdavo labai daug 11 metrų baudinių. Tai viena. Antra, pagal konstrukciją kūno, pagal faktūrą, visą, kaip mes sakom, jis nebuvo kažkoks tai gigantas ten, ar milžinas, ar stiprus labai, kad atrodyti iš pašlės. Bet pas jį buvo toks stiprus smūgis. Jis galėjo žaisti ir vidurio aikštės, jis galėjo ir krašto pozicijos žaisti. Jeigu reiktų, būtų galėjęs žaisti ir galbūt ir puolimo grandinė, atakuojantį žaidėjas. Tai su gana akcentuotų smūgio, kaip jis sakė, su įdomiais
fintais tokiais, kur su įdomio tokio originaliu mąstymu. Tai tikrai, skiriasi iš kitų. Arminas Narbekovas nemokėdavo pralaimėti. Kaip sako jau suaugęs jo sūnus, net per treniruotę ar žaisdamas kompiuteriu. Jisai buvo kovotojas visų pirma ir jis labai nemėgo pralaimėti. Ir nemėgsta turbūt po šiai dieną. Tai vat tie bruožai visuomet pakelia komandą ir į aukštesnį lygį, neleidžia šalia žaidėjam, kurie žaidžia kartu, užmygti ir galbūt tai viena iš tokių pagrindinių jo ir bruožų. Mokėjo apginti savo nuomonę. Kartais gal jinai ne visiškai būdavo teisinga, bet jisai mokėjo. Ir labai gerai išeidavo iš situacijos, jeigu matydavo, kad, pavyzdžiui, man nelabai tas patinka, tai jisai paleisdavo su jumoru kažkaip, tai turėjo labai gerą jumoro jausmą. Buvo vienas iš tų nestandartinių žaidėjų, kurie traukė žiūrovus, ir traukė, sakykime, ir mumis, ir komandą, ir savo, sakau, to noro, to savo užsispyrimų jisai pasiekė savo, ir malonu, kad tokį žaidėją kaip Narbekovą turėjom savo komandą. Jaunojo talento neglumino net tai, kad Kijeve ar Maskvoje tekdavo žaisti stebimiems 100-tūkstantinės sirgalių gvardijos. Žalgiris, kurį drąsiai galime vadinti to meto Lietuvos rinktinę, nepaisė jokių autoritetų. Iš tikrųjų žaidėm nuostabų futbolą, tokį ir atakuojantį futbolą, gal mūsų kas neįvertino, gal kaip, mes žaidėm iš tikrųjų technišką savo, turėjom savo braižą, nieko nekeitė, nesvarbu, treneris Zelkevičius, treneris Liubinskas, žaidėjai tie patys, tas braižas išliko ir jis, sakykime, kolektyvas buvo jau iš pirmos lygos, jisai toksai daug, bet dasidėjo, ten ir Baranauskas dasidėjo, ten, sakyčiau, kad buvo labai įdomi komanda. Tai buvo kitoks futbolas, paremtas kamuolių kontrolę, ne fizinių pasirengimų. Galbūt Maskvos Spartakas artimiau buvo mūsų stiliui, bet vėl negalima sulygyti grinai. Tai buvo savotiška, jiem dar nesuprantama žaidimo logika. Mes turėjome savo braižą, aš manau, gal net sistemą 4-4-2, nes daugelis Rusijos klubų žaidė ar 5-3 gynėjas, kaip dabar yra manoma. Net atsimenu, komentatoriai sakydavo, kad lietuviai nieko nedengia, bet jie visi savo vietose, nes mes daugiau žaisdavome zoną, kaip jau artėjome į dabartinį futbolą. Ir aišku, buvo kamuolio kontrolė, geras žaidimas gynyboje ir greitus kontratakos. To mes ir skyrėmės. Nors Žalgirio žaidėjai buvo ambicingi ir išgąsdino ne vieną varžovą, rezultatai nebuvo stabilus. Prizinės vietos teko palaukti 4 metus. Skambiausios pergalės pasipylė prie komandos vairo vėl stojus Benjaminui Zelkevičiui. Po 85 metais pavasarį Adlerį gal tokia buvo truputį per mano kietumą, kada mes pralaimėm rungtynės, aš kitą dieną galbūt dar toks paveiktas ir jaunas, kad aš įbariau į dumblą, į treniruotės, kada toks buvo savotiškas sukilimas gavosi toks, kad ką čia mūsų vaiko, čia mes į tai pasiruošėm, mes evasai. Manau, tik tai 2 ar 3 Lietuvoje specialistai, kurie galėjo treniruoti mūsų. Ne taip paprasta buvo mums treniruoti, nes mes buvom nepaprasti žaidėjai. Sakykime, kiek meistriškumo atveju vienas dalykas, bet ir žmogiškumo atveju. Ir, sakykime, esam buvom sunkus berniukai. Taip, kad ne kiekvienas galėjo su mumis tvarkyti. Svarbiausia, kad nenukentėjo rezultatai. Rezultatai buvo pasiekti ir su Zelkevičiu, ir su Liubinsku. Taip, kad kažką kritikuoti, kažką pasakyti, kodėl, dėl ko, dabar sunku kalbėti, nes tai labai jau seniai įvykiai. Tikrų komandos triumfų galima pavadinti pergalę 86-ųjų rudenį Kijeve, kai Žalgiris svečių tvirtovėje 3-0 nepaliko vilčių dėl aukso kovojusiai Dinamo komandai. Ir žaidėjai jų bėgioja po aikštę ir mūsų žaidėjams sako, ten Belanovas, paskiau Zavarovas, ten geri futbolistai, sąjungos rinktinės, ten visi sąjungos rinktinė buvo. Sako, užteks, sustokit, 60 000 žiūri, nepatogu. Pasak Benjamino Zelkevičiaus, vėl į pergalių kelią sugrįžus į Žalgirį palaikė Sovietų Sąjungos futbolo federacijos prezidentas Viačeslavas Koloskovas. Vilniaus klubui, kurio daugelis futbolininkų studijavo aukštosiuose mokyklose, jis suteikė teisę atstovauti šaliai Universiadoje Zagrebe.
Turnyro pradžia nebuvo sėkminga. Pirmosiuose rungtynėse žalgiriečiai dominavo aikštėje, bet daugybės progų neišnaudojo ir labai apmaudžiai 2-3 pralaimėjo Pietų Korėjos rinktiniai. Funkcionieriai iš Maskvos neslėpė pykčio. Juos siutino ne tik rezultatas, bet ir tai, kad Žalgirio futbolininkai vilkėjo savais marškinėliais. Tik jie mums norėjo įvairuoti Tarybų Sąjungos maikę. Man atrodo, Zelkevičius Šerkas čia man išsuko kažką, sako, tai jau tą komandą mes ir žaisim su savom. Tai va mes su savom, sakykime, savomais marškinėliais žaliai baltais ir dryžuotais ir žaidėm. Po pralaimėjimo žaibais daugiau niekada neišleisti lietuvių į užsienį, švaistėsi sovietinio sporto vadovai labai greitai nutilo. Kai antrosiuose rungtynėse Armino Narbekovo įvartis nulėmė Žalgirio pergalę 1-0 prieš galingą Jugoslavijos rinktinę, visi jų priekaištai peraugo į liaupses. Pažiūrėkit, kokios žvaigždės, Prosinečkis buvo, Tuci. Vienu žodžiu, labai gavosi tokia komanda ir praktiškai ta Rotė Štem, kaip sakė, ta raudonoji žvaigždė, tai jinai iki paskui tapo ir Europos čempionais, Europos taurių čempionatą laimėjo, o mes laimėjom 1-0 tenais. Tai vat vis tiek yra tas, kaip pasakytas, toksai geras skonis. Paskutinėse C grupės rungtynėse 6-0 nepalikę vilčių Brazilijai, ketvirtfinalyje žalgiriečiai pranoko Urugvajų, pusfinalyje Šiaurės Korėją, o finale su kaupu 5-0 atsirevanšavo Pietų Korėjai. Arminas Narbekovas iš viso įmušė 6 įvarčius ir tapo rezultatyviausių turnyro žaidėjų. Iš tos universiatos tokios rungtynės buvo pusfinalį su Šiaurės Korėja, nes jau, sakykime, matėsi jau tie medaliai, o Korėja net buvo ta komanda, vis tiek išėjo iki pusfinalio, bet pralaimėti nesinorėjo, nes, sakykime, pats skaudžiausias yra pusfinalio pralaimėjimas. Taip, kad laimėjom sunkiai 1-0, o finale tai jau Pietų Korėją sutriuškinom, jau buvo grynai emocinio tokio jausmo, kad nemanau, kad daug kas galėjo mūsų stabdyti tuo metu. Pergalės pasipylė kaip iš gausybės rago. Sovietų Sąjungos čempionate jų būta daug ir įsimintinų. 5-2 namuose prieš Maskvos Spartaką, 4-0 prieš Maskvos Dinamo. Lietuva susirgo futbolu. Pakovoti tekdavo dėl kiekvieno bilieto stadione. Arminas. Tikrai yra už ką pasveikinti ir paploti. Stadionėlis mažas iš tikrųjų būdavo, net atjungdavo baziai telefonus, mobiliųgi nebuvo. Vienintelis telefonas apačioje, kai prašydavo ir giminės, ir artimieji draugai, ten pažįstami tų bilietų, bet Zelkevičius liepė nieko nekviesti prie telefono ir viskas, ir ant to baigdavosi, bet iš tikrųjų tai įrodo, kad buvo ažiotažas, iš tikrųjų pakilimas, kad ir patys daug darbo įdėjom į tai, kad žmonės eitų į futbolą. Ką sakau, čia treniruotės, pasiruošimai, ten tas ir tas, tai čia yra juodas darbas, o praktiškai rungtynės tai jau šventė. Kada Žalgiris veda, jis užkulisiu rodo, scenoje aktorius mato šitaip. 1-0 Žalgirio naudai veda. Ir reiškia rodo taip. O kada Žalgiris atvirkščiai pralaimi, tai rodoma taip, reiškia 0-1 ir rodoma. Visuomet mes žinom rungtynių rezultatas. Vilniečiai pasitiko trenerį Benjaminą Zelkevičių ir Žalgirio futbolininkus tapusių šalies futbolo pirmenybių bronzos medalių savininkais. Apdovanojami tarptautinės klasės sporto meistras Arminas Narbekovas, sporto meistras Algis Mackevičius. Futbolą padaryti čia didelis dalykas yra. Ir jeigu be valdžios pagalbos, tai jokiais būdais. Tai aš eidavau ten, kur nenaidavo nei sporto komiteto pirmininkas, nei ten Žalgirio pirmininkas, ar ką, aš eidavau į aukščiausią valdžią. Ir aukščiausią valdžią viską darydavau. Tai bet kokiu atveju, tai buvo bazė pastatyta, buvo sportima pradėta statyti. Kabinetuose, nenoriu sakyti, kad mano iniciatyva, bet prie manęs buvo kalbama apie tai, kaip stadioną naują pastatyti. Ir suprojektuotas buvo duotos komandos, skambindavo į ministrų tarybą ir sakydavo, ar jūs baleinat už Žalgirį? Pergyvenat? Taip. O kodėl nieko nedaro Žalgirį? Po 5 minučių man perskambykit ir pasakykit, kokie metės priemonių, kad Žalgirio futbolistai būtų už rungtynes premijuojami. Už 5 minučių. Rezultatyviausias Žalgirio žaidėjas per 115 rungtynių nuo 1983 iki 1989
Sovietų sąjungos čempionatuose įmušęs 51 įvartį, Arminas Narbekovas prisipažįsta, kad tikrai žino, jog bent 2 iš jų komandos draugų nenudžiugino. Tais metais užėmėm 3. vietą. Ir pasitarę su savo treneriais, menedžeriais ir visa komanda, mes nutarėm duoda 20 ar 25 tūkstančius rublių. Kad mes atiduotum Lančkučio Gurijai, kad jie neiškristų iš aukščiausios lygos. Tai, o mūsų kelionė buvo visą laiką, tai tuo metu būdavo 2 namie, 2 išvykoje. Tai buvo Lančkučio Gurija ir Tbilisis. Tai mums iš tų 2 rungtynių reikėjo 2 taškų, kad mes taptumėm bronzos laimėtojai. Aš įmušiau 2 įvarčius, tai ten sėdėjom gal valandą, gal pusantros ar 2. Rūbiniai lakstė, plytos, langai dužo, tenais viskas, ten mus apmėtė su viskom. Bet mes 2 laimėjom ir tas dar Lančkučio tas administratorius ar kas, tai Jurkui už vartų stovėjo ir kas kelios minutės kėlė kainą, tai 25-30. Tai vat, įsivaizduokit, buvo visko iš tikrųjų, bet kas man iš tikrųjų komandinis tas darbas. Komanda yra komanda, niekas negali, jeigu visi, tai visi, jeigu nei vienas, tai nei vienas. O taip turėtų komandai būti, aš įsivaizduoju. Žalgiris Sovietų sąjungos futbole tapo reiškiniu. Ryškiausioms jo žvaigždėms buvo atvertos ir šalies rinktinės duris. Nors Benjaminas Zelkevičius mano, kad olimpinio aukso buvo verti ir Valdas Ivanauskas bei Stasys Baranauskas, rinktinės treneriai pasirinko 2 lietuvius – Arvydą Janonį ir Arminą Narbekovą. Iš tikrųjų rinktinė unikali buvo. Unikali rinktinė, labai daug keitėsi ir žaidėjų, ir priešininkų, bet įsivaizduokit, per 2 metus šitą rinktinę nepralošė nei vienų rungtynių. Nesvarbu, atrankinės, draugiškos ar kokios, absoliučiai nei vienų rungtynių. Pradedant nuo tų, mumis surinko 1 kartą, tai buvo pavadinta klubų rinktinė, mes išvažiavome į Naująją Zelandiją. 1 kelionė buvo tos rinktinės. Tai mes ten aplošėm ir maorius, ir kokius tik nori. Tai nuo tų prasidėjus, tai nei vienų absoliučiai rungtynių nepralošta buvo. Ir olimpiada irgi nei vienų nepralošė. Nebuvo konfliktų visokių, mes turėjom savo tikslą kažkokį keistai, tokia šilta buvo atmosfera toje visoje rinktiniai. Ir kaip pasakyti, ir dar dabar neužmiršiu Bišoveco žodžiai. Sako, vaikinai, atsiminkit tai, blizga tik auksas. Jie varžybom ruoždavosi laive ant denio, jie nevažiuodavo į Jakšės treniruotis, kada jie olimpiniais čempionais tapo. Tai buvo irgi, tai dabar aš susitikęs buvau irgi olimpietį Jerovenką, toks ukrainietį, kada važiavau į Kijevą, aš Kijevą pro licenciją laikiau. Tai jis ir paskui sako, kad mes tiesiog nustebę buvom, kaip čia dabar mes nevažiavom niekur treniruotis į Jakšės, o ant denio treniruojamės. Ir tiesiai į aikštę ir pasiekėm rezultatų. Mesgi po grupį negyvenom kaimelį, mes gyvenom atskiram mieste, Pusanė, kur vyko mūsų pogrupio rungtynės ir mes po pogrupio persikėlėm į Seulą, kaip ir sporto, į tą olimpinį kaimelį. Ir įsivaizduokit tokią situaciją. Ateinam mes valgyti, stovi treneris pirmas, mes kaip visada už nugaros, ir stovi tamsiaodis sportininkas, priėjo prie sriubos, įkišo pirštą, pažiūrėjo ar šilta, paragavo, tada įsipylė. Kai tas iš karto susuko ten kažkokiam tai žmogui, saugumiečiui kažkokiam, sakė, mes tam miestelį negyvensim, darykit, ką norit. Maisto nėra, kaip sako, futbolistam ruoštis finalui. Tai, žinokit, buvo suorganizuotas taigiai į autobusą ir mumis nuvežė, buvo atplaukęs laivas iš Ukrainos, kuris atvežė tuos visus vandens sporto šakų, ten, sakykime, ir klotojus, ten baidarininkus, visus ten. Tai mes apsigyvenom šitam viešbutį. Ne viešbutį, o tam šitam laive. Jisai, nežinau, įspūdingas, kokių 4 aukštų, 5 aukštų namas, toks, labai didžiulis. O mums tai to ir tai reikėjo, nes maistas savas, tos visos tos rusiškos salenkos, tos, kaip ir, sakykime, namie valgydom. Tai ko mums trūko, tai iš tikrųjų pasiruošimas buvo fantastinis.
Kažkaip nerealiai išėjom iš pogrupio, apie olimpinį turnyrą pasakoja Arminas Narbekovas. Paskui australai, o tada jau ir pusfinalis SSRS Italija. Kitame grūmėsi Vakarų Vokietija ir Brazilija. Galvoju, dabar laimi. Čia kalbam apie kažkokį tai medalį, bet jau tą laimėtų jau antrą vietą turi. Iš visas praėjo, kaip pasakoja, ta tokia 2 savaitės. 1-1 po normalaus laiko, 90 minučių. Paskui pratęsimas aš mušiau 2-1, po to 3-1. Ir 3-2, man atrodo, laimėjom. Tai iš tikrųjų buvo kažkas nerealaus. Finale laukia Brazilija. Deja, visose 6 olimpinio turnyro rungtynėse žaidęs Arminas Narbekovas lemiamoje dvikovoje turėjo aikštę palikti anksčiau. Italai jau buvo jau tiek sudirginti per tas rungtynės, kad jie mato, kad jau pralošė, tai man gal kokią minutę laiko minutę likus iki pratęsimo mane subaudavo ir va tokia čiurna buvo labai ištinusi. Raišius patėmė, o ten sumušimas patėmė visas viename. Tai dar ačiū Dievui, daktarai kažką tai išgelbėjo, kažką tai paruošė, bet tik galėjau sužaisti tik tais 1 kėlinį, nes skausmai nebeleido. Fainas dalykas, kad vietoj manęs išėjęs draugas įmušė tą auksinį įvartį. Tai sakyčiau, ir skausmai praėjo ir viskas, kai automatiškai, kai viskas gerai, tai gali ir pakentėti, o kai buvo pabaiga, tai apie garsų į Romario, kuris, sakykime, po olimpiados mes tampam olimpiniai čempionai, jie antri, mes grįžtam į klubus, uždirbam po 200 rublių, jisai Olandijoje 9 milijonus. Tai tas visas toksai, kažkoks nesulyginimas buvo, tokie skirtumai, nesuvokiami galvoj. Tai va, ir stovėjo prie mūsų, verkdamas prie mūsų rūbinės, norėjo su kažko Maikė pasikeisti, bet kažkaip nieks nereagavo į tą dalyką ir vienu žodžiu, baigėsi ta olimpiada. Aišku, praėjo, kai pasakoji, nuostabus dalykas, čia turbūt gyvenime tokio dalyko negaliu užmiršti, net neįsivaizduoju, su kuo galima palyginti, gal su vaiko gimimu. Skrydis namo buvo fantastiškas, prisimena Arminas Narbekovas. Maskvos oro uoste net dokumentų netikrino. Sakė vaikinai, kam jums tie popieriai? Visi ir taip jūs pažįsta. Po triumfo Seule užsimezgė ir iki šiol trunkanti draugystė su kitu olimpiniu čempionu Arvydu Saboniu. Visur priėmimai, visur, sakykime, baliai, visur dar Arvydas kaip tik pas mane buvo atvažiavęs, tai mes pas mane naguoja, tik tai sakė, būtų gerai, kad kaldra ilgesnė būtų. Tai, sako, tik iki kelienų užsidengiu. Tai paskui sako, ten ant žmonos užvažiavo, kad sako, truputėlį, sako, kai tik kopūstus sriubos padarė, sako, jums sveikatai, biški, sako, galėtum truputėlį, sako, ir stambiau pjaustyt, pripratus tam mažiukui smulkiai pjaustyt. Tuo metu visus 4 namų kampus laikė žmona Rita, kurią Arminas vedė būdamas vos 20. Prieš olimpinės žaidynės per metus vyras namuose tebuvo vos 3 mėnesius, tad sūnelis jo net privengdavo. Taip pat Arminas vardu kaip tėtis. Matyt, geras žentas, buvau juokėsi 4 metus iš eilės nuo 1985 iki 88 geriausių Lietuvos futbolininkų pripažintas olimpinis čempionas. Namuose nebūdavau, tad ir rūpesčių nesukeldavau. Arminas mažiukas net kartais žiūrėdavo iš kampo, kai tėtis po ilgų kelionių atvažiuodavo, kol suprasdavo, kad čia tėtis. Nuo 90-ųjų Arminas Narbekovas karjerą tęsė Austrijoje. Čia atvyko draugė su kitu legendinio Žalgirio futbolininku Valdu Ivanausku. Netrukus prie jų prisijungė ir Robertas Fridrikas, Arvydas Janonis, Stasys Baranauskas. Žalgiris tuo metu, sakykime, išėjome iš Tarybų sąjungos ir neturėjome lygiaverčių varžovų visoje Pabaltijoje, žaidėm draugiškai, neturėjom varžovų, nes tikrai buvo komanda labai aukšto lygio. Mes padėjom Lokomotyvui, tada Lokomotyvas buvo pirmoje lygoje, mes padėjom išeiti į aukščiausią lygą. Mes išėjome aukščiausią lygą ir toks sutarimas buvo, mes tada galim važiuoti. Po olimpiados aš gavau pasiūlymą į Real Saragosą važiuoti, bet manęs niekas neišleido. Nes tokie įstatymai buvo. Man Maskvoje pasakė, jeigu aš kur išvažiuosiu, tai tik į Austriją.
Aš kiek įsivaizduoju, Austrijoje dirbo pasiuntinys, labai didelis Austrijos fanas. Ir jis ten jau matyt, kam reikėjo, pamokėjo ir mes tik tais mumis išleido tik į Austriją. 3 lapkričio žaidėme su Rotoriu. 3 lapkričio, 5 buvome Vienoje. Sutvarkė per 2 dienas viską, 5 buvom Vieną, 7 žaidėm už Austriją Vieną. Buvo pirmieji kregždutės, buvom į užsienį iš visos Tarybų sąjungos. Austrijoje Armino Narbekovo karjera tęsėsi dar 14 metų, iki 2004. 6 iš jų prabėgo Vienos Austrijos klube. Su juo olimpinis čempionas 3 kartus tapo Austrijos čempionu, 2 sykius iškovojo šalies taurę. Kai rungtynių diena, pas mus būdavo grįžta tvarka, jeigu tėčiui rungtynės, pietum, spageti. Nes labai Austrijoje jau čia mus buvo primokinė, kaip reikia maitintis teisingai. Tėtis turi pamiegoti, reiškia ramu. Nu taip. Aišku, kad viskas buvo futbolui. Žinoma, kad taip. Bet tas man netrukdė. Aš irgi sirgau futbolą. Deja, pirmąjį įvartį po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos rinktinė įmušusi Arminą Narbekovą vis dažniau ėmė persekioti traumos. Dėl jų futbolininkas neišvyko į Vokietijos Bundeslygą, kur sėkmingai toliau žaidė Valdas Ivanauskas. Man pradėjo raumenys trūkinėti. Paskui įsiaiškinom, kad keitėsi mityba ir man buvo jisai nelabai maistas, man pritiko mano organizmui ir dėl to taip gavosi, kad man trūkinėjo, man kainavo daug gerų pasiūlymų. Į Vokietiją turėjau į Leverkuseną, į Bremeną, bet nieko nesigavo. Nors traumos atėmė iš Armino Narbekovo galimybę realizuoti dar daugiau ambicijų futbole, suteikė kitą šansą. Nuo pat pirmų dienų jis galėjo kiaurą parą rūpintis dukrele Klaudija, kurią vadina ryškiausia savo gyvenimo žvaigžde. Tada atsimenu, traumą gavau, su treneriu buvau apsipykęs, tai vienu žodžiu, praktiškai iki metukų, tai aš užsiauginau ją. Tai toksai žiauriai buvo geras, nuostabus laikas. Nežinau, kaip čia įsireiškiu, gal tas ryšys nuo to ir liko dabar su dukra, tai aš nežinau. Čia nežinau, kas mus gali skirti. O ten yra mergytė. Nu, tėvo vaikas. Metukai, be plaukų kaip berniukas. Čia tik tai tokia suknelė iki žemės, vaikšto jinai. Vaikšto ir tėtį užgavo. Ir jinai taip ant visų. Ten irgi labai ilgai. Bože Marija. Jinai vokiškai dar tiek ne. Mein papa. Bože Marija. Aš mažytė mergaitė, tada mane visi skriaudžia ir tėtis mane gina. Mama tai būna, taip, pabarė, tai tėtis ateina, nu ką tu čia jau barė, mažytė mergaitė mūsų tai. Net futbolą norėjau žaisti kaip tėtis, sako Klaudija, bet jis neleido. Tikino, kad tai ne mergaičių sportas. Mėlynom kojom nevaikščiosi. Šiemet Klaudija baigė mokyklą ir pasirinko mediciną. Specialybę, apie kurią svajojo nuo 3 metukų. Studijuos Miunchene, kur žaidžia jos mėgstamiausia komanda – Bayern. Man labai įdomu. Aš leiskim ir džiaugiuosi, nes aš į Miuncheną važiuoju ir Bayern München, mano mėgstamiausia komanda. Tai tėtis prižadėjo atvažiuoti ir mes nueisim žaidžiu ten į rungtynės Bayern Müncheną. Tai aš labai džiaugiuosi. Čia irgi vienas dalykas, dėl ko aš važiavau į Miuncheną. Tai komanda irgi. Futbolo profesionalu netapo ir sūnus, nors žaidė gerai. Net į Austrijos jaunimo rinktinę buvo kviečiamas. Gerai žaidė. Visai nieko žaidė, bet sakau, nacionalistą tokio papuolį, kuris jį praktiškai, dar, kaip pasakyti, gal dar nesubrendusi kokių 16 metų, jis jį palaužė taip stipriai. Palaužė 17 ir gavosi taip, kad jisai metė. Pradėjau futbolą žaisti 6, o baigiau futbolą žaisti 21. Tai aš jau labai anksti žinojau, kad su futbolu nelabai gausis. Tai pradėjau domintis kitiem dalykam. Aš visą laiką kažkaip tai tą spaudimą pradėdavau jausti. Kuo daugiau metų, tuo daugiau žmonių ir visi, tu turi geresnis būti už tėvą ir tėvas jau legenda buvo, tai kaip galima būti geresniu. Nu ir tas spaudimas turbūt savo dadėjo ir aš nelabai domėjausi ir
pasileidau labai. Žinot, futbolas tai nedarbas. Futbolas yra meilė. Ir jeigu jūs galit su meilė uždirbti pinigus, tai yra kur nors geresnio. Net turbūt. Bet gaila nesigavo. Na ir gerai, sako Rita. Pirmą kartą pridėjusi ranką prie širdies sakau, nenorėjau, kad jis taptų profesionaliu futbolininku. Nuo viso širdies? Ne. Todėl, kad aš žinau, kaip sunkiai tėčiui buvo baigti. Aš žinau, koks sunkus tai yra darbas. Visiems atrodo, kad pasitreniravo. Tikrai ne. Čia nėra paprasta. Čia kainuoja ir galbūt yra žmonių, kurie gali palikti viską, uždaryti po treniruotės, o Arminas, jis gyveno futbolu. Nenorėjau aš. Nenorėjau. Jeigu jis būtų gabus, jis būtų buvęs futbolistas. Jeigu jis būtų Romario arba aš Arminą ramiai galiu sulyginti su Romario. Da gal Arminas ir geresnis buvo, kaip futbolistas. Bet sūnus... Ne. Nenorėčiau aš. Nenorėjau aš širdį, nors niekada to garsiai nesakau, sakiau, dabar sakau pirmą kartą. Jeigu būtų buvę, tai būtų buvę, turbūt aš džiaugčiausi ir didžiuočiausi, aš taip galvoju. Bet kaip mama, žinau aš, kad kaip sunku, tu turi po to 35 metų stovi ir galvoji, a ką dabar? Todėl ne. Sportiniai reikalai, visi sudėlioti, viskas pagal planą, pagal grafiką, gyveni savo ir apie nieką nemastai. Ir paskui vieną dieną nutrūksta tas, reikia tau suktis pačiam. Negeras dalykas. Tai visokiausių minčių, žinokit, yra. Čiut ne tokio nusivylimų, čiut ne tokio, kaip pasakyti, nežinau, nuoskaudos kažkokios, labai sunku, kai tiek metot tą patį darai ir vieną dieną viskas baigėsi. Šitaip kaip artimo žmogaus netekimas. Ir viso, ką gyventi reikia. Tai va, ir mastai, kaip toliau, kaip kas, kaip čia, kaip ta. Dar tęsdamas futbolininko karjerą, Arminas Narbekovas gavo trenerio licenciją. Kurį laiką dirbo Austrijoje, o 2005 pabaigoje negalėjo atsispirti siūlymui grįžti į jaunystės komandą, į daugybę sentimentų keliantį Žalgirį. Pradžioje tapo klubo prezidentu, paskui ir vyriausiojų treneriu. Žmona ir vaikai liko Austrijoje, ten kur draugai, mokykla, darbai. Mane visą laiką traukė į Lietuvą, mane tai asmeniškai aš kažkaip atrodo tiek metų prabuvęs, bet vis tiek man kažkas čia mielo, kažkas čia savo, vis tiek ten esi užsienietis. Aišku, vaikai, jie ten be akcento kalba vokiškai, tenais viską, jie ten niekas nepasakys, kad jie ten užsieniečiai yra. Tai, mes mes be akcento neišmoksim kalbėti, nebent Štirlicas tai galėjo kalbėti, agentas, tai va, o vis tiek jautiesi, kad esi svetimas, nors aišku, ten būtų darbas geras, būtų viskas, tai ten nekreipi dėmesį. Bet vis tiek tokie prabėga tokie, kaip pasakyti, prausis nemalonus dalykai. Geriau aš jau čia. Nors Arminas Narbekovas degė noro atgaivinti legendinį Žalgirį, dėl finansinių sunkumų jam to padaryti nepasisekė. Buvo gražus metas ir geras metas, kadangi turėjom savininką Kastujevą. Iš tikrųjų, jisai tiesiai šviesiai žmogus pasakė, sako, aš su futbolu, kaip pasakyti, man sunkiau, bet sako, tai dėl to mums taip gerai ir ėjosi. Pirmus metus, kai mes pasiekėm 4. vietą, antrus metus pradėjom praktiškai griuvo komandą tame dalyke, kada užsidarė finansai, o mes stovėjom praktiškai 1-2 su Kaunu. Neaišku, kaip būtų pasibaigę, nes iš tikrųjų gerą komandą turėjom ir viskas labai puikiai vyko. Tiek pat 2 metus Arminas Narbekovas užsibuvo ir gimtuosiuose Gargžduose. Labai faina buvo, nes vis tiek pasiekėm irgi ir su tokiu, sakykime, tokio lygio komandėlę, ką mes turėjom, mes irgi savo tik norų pasiekėm, kad mes tą Europos taurės išėjom irgi, kur niekas negalėjo mums pasakyti ir mes nesutarėm finansinių klausimų. Nes mamai buvo 85 metai
Jo, 85 metai ir jos gimtadienis buvo. Tai kažkaip aš tuostą sakiau, sakau, mamit, kai susirinksim kitą kartą, kai tau 90 bus, sakau, tada pakalbėsim, jinai pasakė, sako, sūnelis, sako, aš tai sulauksiu, bet sako, tu žadi tiek bango įsilaikyti. 90-ojo gimtadienio Gargžduose nebešvenčia ir didžiąją gyvenimo dalį ten pragyvenusi Armino Narbekovo mama. Senolė tvirčiau jaučiasi greta sūnų. Olimpinis čempionas treniruoja Lietuvos jaunimo iki 21 metų rinktinę ir tikisi, kad čia subręs dar ne vienas Palvis, Stankevičius ar Sirgėdas. O gimtuosiuose Gargžduose liko kadaise daugybė nemalonumų varžovams pridariusi olimpinio čempiono pėda. Centrinėje aikštėje kiekvienas gali pasimatuoti ir pasigirti. Aš irgi iš Gargždų, miestelio, kuriame dar vaikas kamuolį į sieną spardė Lietuvos futbolo legenda. Norėtųsi draugam padėkoti už tai, kad sudarydavo geras progas viską pasiekti įvarčiams.